Link Kačerginės gal? Varom. Šok. Zdarova, ką tu? Zdarova. Oi, reikia užsisiekti pradžiai. Kur blaškaisi? Nu, aš čia dar nuo savaitgalio, taip, žinai, biškį, būdiju. Pavargęs? Nu. Švaku? Jo, tai kur lekiam? Kur čia vešim? Varom į Kačerginės Nemuno žiedą. Šito sezono pirma trefkė. Tai žiūrėsim, kas gaunasi. Ar mašiną atlaikys, ar mes atlaikysim, žodžiu? Atlaikys. Paliuvom, ką? Varom į veiksmą. Važiuojam. Nu va, atvykom. Nu ir ką aš čia dabar veiksiu, klausyk, man gal kažkur link centriuko dar galėtum. Jo, į bardaką. Į bardaką. Paridaryt bardako. Žigulį matau, turiu, matai priekį. Na, Žigulys toks įdomesnis, bet tas BMW spoileris man dar įdomesnis. Čia jau suoliukas. Su tokiu ir į mišką gali prie ežero. Visa šeima atsisės. Jo, tai koks planas, kas išėlės dabar? Čia prisiregistruoti reikia ar kaip? Nu ką, žinau. Aš tai šiaip atvažiavau. Ai. Tave va pasigrėbiau. Tai pasėdėsim, pažiūrėsim jaučiu. Ne, jeigu rimtai, tai... Pats nežinau. Eisim registruotis, bus briefingas. Įsikraut iš galo daikčiukus, kad į galvą nepraskristų. Nu jo, reikėtų čia biškį šmutkį yra. Pasiruoš kažką, persiveršti ratus. Pati kaip mašina viską lyg vakar sužiūrėjau, tai nežinau. Nevaidinam čia, sušalusiu jaučiu, lendam į lauką. Lendam, aišku. Kai čia jūrų per vakarėlis? Čia? Kai čia per vakarėlis? Liuminio alkoholikų susirinkimas. Supratau. Pasiruošęs? Let's go! Nusipaišė kažkas, ne? Ką? Nusipaišė jau kažkas? Ne, man atrodo, diržą pametė, ten sustoja.
Šiandien su Valdeliu varom į trečią cross country etapą. Mano pirmas, nes tvarkė mocą. Rudenį pardaviau kitą. Turėjau senesnį, biškį silpnesnį, šitas 3 PM gazas. Tai sąlyginai tas pats kaip KTM ir Husqvarna. Tai žodžiu, jeigu ieško ten durkės, kroso, tikrai nebijokit gazų, nes čia viskas identiškai kaip KTM ar Husqvarnos. Tai va, apie mocą tiek lengvai, o mes ką, be trefkių. Be pravažiavęs buvau čia tik po meistro aplink rajoną biškį. Tai pasiruošimo 0, bet varysim, žiūrėsim, prisišaudysim mocą. Kaip sakyt, valandėlę padirbėsim, bus tokie biškį brangesnė trefkė ir tiek žinių. Tai ką, varom į Nemuno žiedą, cross country etapas ir žiūrim, kas ten bus. Nu, Juliau, tai kol dar šiltas, pirmos emocijos. Oi. Išbandysim. Žodžiu, pavargau, mocą prisišaudžiau, bet sunku suvažiavau žiauriai lievai, lietai. Bet visą valandą tvariai. Ja, valandėlę, bet sakau, taip sunku dar gyvenime nebuvo. Nu, ką reiškia, kai nevažiuoju ilgą laiką. Žodžiu, bet mocas labai patiko. Ir dabar reikia trefkių. Kaip senais gerais laikais, tik, nu, kad kažkiek geriau čia. Podiumų tai nebus. Jau nebe tas amžius, bet, kaip sakant, vėl užkabino, vėl reikia lėkti. Kur daugiau adrenalino, su mašina žiedė ar čia? Savotiškai kaip vienodai. Labai vienodai, nes, nu, ten matai, už mūsų kaip tik pavyks, lakstu, tai dabar lėksim į žiedą. Kaip sakyti, čia kaip blondinė ir brunetė, žinai? Apie geras, bet tik spalvas skiriasi, tai čia kažkas panašaus. Kaip tau, Valdelį? Man tai gerai, va, pasivaikščiau po trasą pirmą kartą motokrosą, pasižiūrėjau, viską patiko. Pats dar norėčiau važiuoti, nežinau, nes vos nenuskynė manęs ant mašinai. Bet žiedę su mašinom gal labiau norėčiau. Saugiau. Jo, šiaip praeitą kartą pamiršom įrašyti įspūdžius, pasidalinti laikais. Gal dabar? Žiedo. Pridėsim screenshotuką iš programėlės, bet kas dėl žiedo trefkės, kai buvom, tai jo, sulėkiau geriausią laiką minutę 29, tai mano čia asmeninis buvo rekordas ir sulėkiau non-stop 5 minutės vienu važiavimu. Tai irgi ir mašiną pavargu ir aš, bet labai patiko. O visumoje gerai, šūdlempis atlaikė, aš nenusirašiau, tai dabar, nežinau, man atrodo, po Velykų gal vėl stovėsim to aikšteliai. Bet jau bus tikros gonkės, tai matakas. Tai va, bandysim ten su geresnį laiką. Dabar ką, čia buvo cross country varžybos, tai kada mes mėgėjai pradedantieji važiuoja valandą laiko, non-stop profi važiuoja 2 valandas ir merginos irgi valandą. O kitą kartą bandysim perteikti tikras motokroso varžybas, tai kada būna 3 važiavimai jo, tai žodžiu,
Ėjo gazo, jau. Civikas, normaliai. Ir žodžiu, motokrose bus daugiau veiksmo, šuoliai, viską, žinai. Nu, tai jau bus dvi disciplinos, enduro ir motokrosas. Tai bandysim viską parodyti, bandysim nesusilaužyti ir geriau atvažiuoti kitą kartą. Ką, fainai, daug pataką. Čia, davai tau ir... Laiko grįžti.